Laiko čia laukti, kol užsijungia. Du žingsniai į priekį, vienas atgal, tuščiais pamirštais keliais. Išėjom, sugrįžom gal, tikrais, netikrais vardais. Ir kartu su paukščiais dangui, pabudę iš sapno gilaus, nežinojom, kuo būsim paskui, kas už mus atsakys, kas paklaus. O dabar į viršų po vieną, po du neša paukščiai, gal sielos, gal. Kasdieną saulės keliu, du žingsniai į priekį, vienas atgal, du žingsniai į priekį, vienas atgal, du žingsniai į priekį, vienas atgal. Du žingsniai į priekį, vienas atgal, kartu su diena ir naktim pasitinkam viens kitą gal, karšta atvira širdim. Ir kartu su paukščiais dangui, pabudę iš sapno gilaus, nežinojom, kuo būsim paskui, kas už mus atsakys, kas paklaus. O dabar į viršų po vieną, po du neša paukščiai, gal sielos, gal. Kasdieną saulės keliu, du žingsniai į priekį, vienas atgal, du žingsniai į priekį, vienas atgal. O dabar į viršų po vieną, po du neša paukščiai, gal sielos, gal. Kasdieną saulės keliu, du žingsniai į priekį, vienas atgal, du žingsniai į priekį, vienas atgal, du žingsniai į priekį, vienas atgal. Labas vakaras, sveiki mylėjai. Su jumis Darius, kartais Nojus. Ir šiandieną virtualioj scenoj su Nojum bosistas, multiinstrumentalistas, bet visų pirma bosistas, garso režisierius Arūnas Lukaševičius. Na, o šias laidas pristato Airijos lietuvių kultūros asociacija ir Nojus Live. Ir mes nieko nelaukdami jungiamės su Arūnu. Sveikas, Arūnai. Labas, Nojau. Kaip gyveni? Kaip sekasi? Gerai, po biškį, ačiū Dievui, niekas nesirga. Nesirga, teisingai dabar toks laikas tikrai. Ko daugiau norės šiais laikais? Neramus laikas, tikrai. Jo. Kaip sekasi muzikuoti? Ką šiuo metu gal įrašinėjai? O šiuo metu aš dirbu ant vieno projekto Nine Inch Nails. Nežinau, ar girdėjęs tokią grupę. Nine Inch Nails, kaipgi negirdėjai? Aišku, girdėjęs. Ja. Kolaboracija. Kolaboracijos? Jau viskas įrašyta. Jo. Miksinu, pabaigsim ir padarysim video. Jų daina būtent? Nine Inch Nails daina? Jo, coverį, tiesiog. Ai, coverį, teisingai, coverį. Jo, o tai ir viskuo ten pats groji, kiek žinau, ne? Ar kaip ten, kaip solo projektas? Ne, čia draugai paprašė, tiesiog aš bosą įgrojau ir tuo pačiu ir sukaksinsiu. Paprašė tuo pačiu, kad viską pabaigtumėm. Supratau. Nu, ir video nufilmavom, ir kiekvieną, žinai, šiais laikais tik iš namų galima. Tai... Šiuo laiku, aš nenorėčiau sakyti šiais laikais. Šiuo laiku gal tikriausiai, jo. Nu, kad jau kiek jau praėjo metai, gal, kai mes sėdėm čia namuose. Taip, jo, tikrai praėjo nemažai. Jo, kiek galima sėdėti. Kiek galima sėdėti. Tai gal pradėkime nuo pradžių, iš kur kilęs, augęs, įdomu. Mes matome tave studijoje namuose, Dubline, apsupta garso aparatūros, gitarų, būgnų, matau, ten kažkiek tai matosi, ar ne? Papasako, kaip tu atėjai iki to. Kaip tu atėjai iki to, kuo esi šiandieną? Oi, tai viskas prasidėjo
pradėjau nuo to, kad mažas vaikas būdamas pradėjau klausyti muzikos iš brolio magės senos. Visas kasetės išklausiau, va taip ir užsikabliavo kažkaip tai. Nu, pradėjau dainuoti visas dainas, išmokau visas, kurias tik tai galima. Nu, taip ir prasidėjo, bet pas grojimas prasidėjo vėliau. Jau aš buvau 16 metų, atsimenu, jau 10 klasėje. Kaip mano krikštų tėvo sūnus mane įvėlė į grupę, nes pradėjo kurti, o kaip nekeista, krikštų tėvo sūnus kažkaip buvo pažinojo ar buvo susipažinęs iš anksčiau kažkur su Koka. Jūsų bosistu. Aišku, su Koka, taip. Jo. Jaunimo centre kažkaip. Ir Alytuje moksleivių kūrybos centre prasidėjo mano kelias į nežinau kur. Į muziką. Į begalybę. Į muzikos begalybę. Į muzikos vandenynus. Taip, kad aš nuo ten kaip užstrigau, taip ir sėdžiu dar ir iki šių laikų tiesiog. Jo, negaliu. Yra geras pasakymas, į tą įlipęs, ar ne, negali, tikrai labai tautiškas pasakymas, ir į tą įlipęs negali išlipti. Sausas tai tikrai, į bet kokį vandenį, į tą muzikos vandenyną, mes adaptuokime į muzikos vandenyną įlipęs, negali sausas išlipti. Jo, šiaip esu labai patenkintas, kad man daugiau nieko, ta prasme, mano gyvenime daugiau nieko nereikia, aišku, vaikai ir viską šeima. Viską, ką noriu, tą turiu. Suprantama. Bet, kaip kiti žmonės būna, kad įgrūna į alkoholizmo liūną ar kažką, tai, tiesiog nežinau, iš kur tas paveldima gal yra ar ką, bet nežinau, aš tiesiog patenkintas tuo ir mano šeima, manau, kad patenkinta tuo, kad aš turiu kuo užsiimti ir pastoviai tobulinuosi. Vien muzikoje tikrai. Tai muzikinį kelią pradėjai Alytuje, Alytiškis, jaunimo centre praktiškai, ar ne? Jo. Tai ten kaip užsirašei į būrelį kažkokį, būrelį ir gitaros ar boso? Tai mūsų gerbiamas Kostas Radlinskas. Taip, Kostas, grupės Airė boso gitaristas. Mūsų ansamblio vadovas. Ansamblio vadovas, iš karto ansamblio. Ir palauk, gitara tu groja ar bosu ten toj grupėje? Tai mano krikštų tėvas iš pradžių pamokino mane gitarą grot, visus akordus išmokau. Ir jau po kokių metų jau mes pradėjom, Chebrytė jau turėjo visus, jau Žygimantas Sinkevičius, žinomas tau. Turbūt, iš mano laiptinės kartu irgi visą laiką susėdavom ir grodavom kartu. Tai jau jie buvo profai ant gitarų, jiem reikėjo bosisto. Tai nuo to ir mano kelias bosisto prasidėjo. Tokios smulkmenos, bet dažnai nulėmė tavo tokį likimą, ir šiuo atveju muzikinį kelią. Tai tokios smulkmenos jau yra gitaristų, tai ne pirmas atvejis, tai tikrai daug istorijų yra. Gitaristų yra, dabar bosistų. Reikia, būtai būna. Bet kas iš tikrųjų, kad aš išmokau ten tą gitarą grot, bet ir tiesiog, kai man pasiūlė bosų grot, aš pirmą kartą, kai man paleido krikštų tėvas paklausyti Led Zeppelin gabalą ir pabandyk pagrot, pažiūrėk. Aš negirdėjau, kad net bosas groja ten, įsivaizduoju. Ir iš klausos tu bandėjai nusiimti tą dainą? Tiesiog išlavinau klausą nuo minimumo iki tiek, kad pradedi girdėti visus niuansus ir visus dažnius ir žemus ir aukštus ir vidurinius. Supratau. Ne visi žmonės sako, ar girdi žemus tiesiog garsus su nelavinta ausimi. Taip, kad yra ką veikti su ausų lavinimu. Su ausų lavinimu. Bosistam taip pat
kitą kartą kitiem atrodo, kad bosistas, reiškia, nedaug ką groja, žinai, visos gitaros, Nu, melodijas, būtent harmonijas. dauguma girdi tik tai bum 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 iš bosisto. Bet iš tikrųjų bosas gali taip gražiai harmonizuoti viską, taip gražiai pataisyti arba taip gerai sugadyti. Jis labai svarbus ir aišku, su ritmo sekcija jie yra svarbiausi. Jie veža tą grupę, tą šiuolaikinę muziką, tą roką, taip. Paskui gitaros ateina, bet bosas, aš skaičiau Stingo biografiją, kur, aišku, Stingas bosistas, mes žinom, taip. Ir dainininkas be abejo, tai ten jis gražiai piešia apie bosą ir pasako, kad gali su bosu daug ką padaryti. Ir tai yra tiesa. Jo, būtent, kad ir esmė dar yra koks dalykas, kad kiekvieną dainą pradėdamas groti nuo skirtingo instrumento, kitaip ją išvystysi. Ta prasme, bus ta daina, kurią pradėsi nuo kažkokio instrumento, bus dažniausiai būna paremta tuo instrumentu. Ta prasme, kad jisai būna pagrindinis dažniausiai. Nors galima aranžuoti dainą skirtingai. Vien iš akustinės gitaros padaryti visiškai kitą. Nepažįstama, nesuprasi, kad ten buvo padaryta iš akustinės gitaros daina visą, kai sudėdė aranžuotę visą būgnam, bosui ir gitarom, klavišam, smuikam, bet kam. Taip. Jo, bet man labai patinka, vat, tas yra užsiimti tuo dalyku, būtent aranžuotė irgi mano vienas iš arkliukų. Nes aš pradėjau rašyti muziką pats jau grodamas, mes prieisim, gal man atrodo vėliau prie temos, kai aš jau atvažiavau į Vilnių ir pradėjau groti su pirmąja rimtesne mano grupė. Aš jau norėjau gal, kaip sakant, pakalbėti ir pabaigti apie Alytų, kiek metų groji Alytuje, reiškia, vyresnėse klasėse, ne, kol mokeisi? Jo, tai tik porą metų, kol pabaigėm ir viskas, išvažiavom į Vilnių mokintis ir jau ten... Ir kaip tęsiasi ten, tavo muzikinė karjera ten? Jo, iš karto tęsiasi ten. Nieko nelaukęs, iš karto susiradai grupsą, taip aš supratau? Jo, ir labai sėkmingai pradėjom viską daryti. Aišku, tie laikai buvo sunkus, aš daugiau visą laiką buvau į roką linkęs. Ta prasme, visi radio formatai ir viską, bandėm kažką kad padaryti taip, kad būtų galima ir radijos priimtų groti. Ir kaip grupė vadinosi? Nes aš tai žinau, tu man pasakoji. Grupė vadinosi Graffiti. Graffiti, teisingai, Graffiti. Ja. Ir kiek jūs metų grojot su grupė? Ar įrašėt įrašų albumą gal ir taip toliau? Jo, turėjom dainų pilnam albumui, nors jo taip ir neišleidome oficialiai. Bet kažkur interneto platybėse Fraipė, pavyzdžiui, yra, man atrodo, įdėtas. Prasme, savo jėgom mes viską įrašėm, tai kad, ne be jokių leiblų ir panašiai. Aš galvoju, kad mes užsiminėm, tai mes ir paklausykim, pas mus yra, aš matau videoklipą studijoje čia. Užsileiskime tą klipą ir paskui gal po to, kai pamatysim, kažkiek daugiau pasakysim, kas per klipas. Kaip, kur nufilmavot ir kaip tu jautiesi šiandieną žiūrėdamas jį. Žiūrime klipą. Jo, šiais laikais juokingai žiūrėti. Kažkiek kitaip, jo, papasakosi daugiau, bus įdomiau sužinoti. Žiūrime.
ateinu, prieš vėją brendu, turiu dar daug jėgų. Keista, kaip keista, sudaužyti indai ir telefonas tyli. Keista, kaip keista, tu vakare viena ir gęsta vaizdas ekrane. Wapara, wapara, wapara. Dažnai buvau aš neteisus, bet toks jau aš esu ir pasikeisti negaliu. Štai, štai greitasis traukinys nuveš mane tolyn, ten, kur ramybė nesvarbi. Keista, kaip keista, sudaužyti indai ir telefonas tyli. Keista, kaip keista, tu vakare viena ir gęsta vaizdas ekrane. Sveikinusi su ką tik pasijungusiems. Čia Darius Mileris Nojus ir virtuali scena su Nojum, kur mes kalbamės ir muzikuojam su bosistu Arūnu Lukaševičiumi. Ir ką tik pažiūrėjom jo grupės, kai jis Vilniuje grojo Graffiti videoklipą. Šias laidas remia Lietuvos ambasada Airijoje, Stasys Films ir mediahouse.ie. Mes grįžtame į pokalbį su Arūnu. Taigi, pamatėme tavo klipą. Ką tu gali papasakoti apie jį? Kada jis buvo sukurtas, kaip jūs įkūrėte ir kaip tu dabar jautiesi? Taigi, kada jūs įkūrėte? Kurie tai metai buvo? Jau šio amžiaus gal? Jau šio amžiaus, 2000 atrodo lygtais. Ar antri? 100 metų atrodo pradėjo. Ir baisiai juokingai dabar žiūrėti ir prisiminti senus laikus, kai buvom jauni ir viskas taip atrodė. Aišku, tas tūkstantmetis jau šitas, tai yra šimtmetis nuo tūkstantis, jau eina greitai prasidėjęs, jis vyksta. Jau kaip ir 2-2 tu sakei, ne? Jo, bet tu turi ir pats jauti turbūt, jauti skirtumą ir požiūrį į savo, kai išgirsti savo dainas rašytas prieš 20 metų. Aš sakyčiau, kad labai greita laikas bėga. Tiesiog laikas bėga, žinai. Žmonės rašo, komentuoja, biplanai, ogi panašu truputėlį biplanus, ar ne iš jūsų kūrybos gimė, sako. Biplanai ar ne iš jūsų kūrybos gimė. Kad gal turbūt biplanai prieš mus buvo jau pradėję. Jau, geri draugai biplanai jau pažįstami. Supratau. Grįžkime prie klipo. Grojam koncertų kartu. Jau. Nu, stilistiškai panašus ir jūs tikrai tikote, aš manau, bendruose koncertuose, aš nebijoju tuo. Jo. Nu, tais laikais, tokias formatas buvo, tokias dainas grojo radijos. Radijos, ja. O kas kūrė ten dainas? Jo. Dainininkas, kaip supratau, vokalistas, gitaristas? Jo, šiaip grupė buvo visi ne lietuviai, skaitykite, aš vienas lietuvis, buvo rusas. Tarptautinė, jo, supratau. Andrėjus Kuščius buvo pagrindinis vokalistas. Vilniečiai, taip. Stanislavas Gorbunovas buvo gitaristas, lead gitaristas.
Ir būgnininkų kelias turėjom. Keitėsi pas būgnininkai. Taip. Jo. Sugrįžkime Jo. prie klipo. Kaip jūs įkūrėte? Žiema ten buvo? Žiema papuolė, ar ne? Jo, žiema papuolė, nu ir ką darys. ir žiemą teko filmuoti, nieko tokio. Koks skirtumas, kada Teisingai, jokio iš skirtumo. tikrųjų. Svarbu, kad daina ten ne apie vasarą. Jo, kaip minėjai, jūs praktiškai įrašėt albumą, taip? Visą albumą įrašėt. Jo, mes tiesiog negalvojam rašyti albumo, kaip mes po biškį dainas rašėm, kas. Tiesiog turėjom, taip kaip darėm aranžuotės dainom, iš pradžių savas aranžuotės, o paskui dirbom su prodiuseriais, ten dažniausiai buvo arba Igoris Kofas mums gerai žinomas, Taip. pas kurį studijoje mes įrašinėjom ne vieną dainą, arba kita studija buvo RG, nežinau, ar žinai tokį žmogų vadama Mix-Pix. Gal iš slapyvardžio nelabai. Tai reiškia, jūs rašėt po dainą, tai po dainą rinkot ir susirinko albumas. Per kiek metų tai? Jo. Per kokius metus ar porą. Per metus? Taip kažkaip, jo. Per porą gal metų. Kažkas tai taip. Jo. Kada jūs susikūrėt, kada? 2002, kaip? Ar anksčiau truputėlį, taip? Ir kiek metų muzikavot? Ne, anksčiau, tai... Ar gali būti praeitam amžiui? Susikūrėt praeitam amžiui, taip? Besibaigiant tūkstantmečiai visam. Nu, kažkas tai apie 2000-uosius, aš manau. Tai jie jau grojo anksčiau ir be manęs. Jie anksčiau buvo sukūrę, tu įsiveržiai su savo bosu. Jo, ir jie grojo šiaip daugiausiai rusiškas dainas, nes jie rusai yra. Taip. Ir taip daug nesireiškia Lietuvos scenoje, nes rusų niekas gerai netransliuoja rusiškų dainų. Tai tik tai rusiškos radio stotys, nebent žinai. Bet tai vat aš atsiradau ir pasiūliau versti tekstus ir pradėti dainuoti lietuviškai. Supratau. Jo. Tai vat, buvo problemų su akcentais, viską bandžiau pataisyti, parodyti, kaip turėtų tartis. Nu, buvo problemų, žinai, supratau, įsiveržė jo su mintim, su idėjom Lietuvos rinkai padaryti tiesiog, jo, teisingai, lietuviškai. Bet viskas ir įsivažiavo, buvo viskas gerai, gera linkme. Ir kiek metų muzikavote? Iki kada? Nu, skaityk, kol aš išvažiavau į Airiją. Ir dar dabar jie tebegroja. Nors žinau, vokalistas irgi Šiaurės Airijoje išvažiavęs. Vokalistas, bet karts nuo karto grįžta ir dar pagroja po porą koncertų. Supratau. Reiškia, vis tiek muzikavimas tęsiasi. Tai laikai tokį ryšį, ne kažkaip susirašot, susiskambinat? Jo, tai visą laiką grįžti, susitinki su... Kaip nesusitiksi? Su kolegom, teisingai. Nu. Užsiminiai apie Airiją, ar ne, mes galim pradėti jo, taip pat. Koks tavo kelias į Airiją? Kodėl Airija? Kodėl ne kita Europos šalis, o gal ir pasaulio? Žmonos draugė pasiūlė atvažiuoti į Airiją ir tiek. Tiek reikalų. Supratau. Jo, aš tuo metu jau dirbau Vilniaus Vingį, inžinierių, ir besimokydamas dar magistrantūrai. Nu, bet dirbdamas kažkaip geresnių darbo pasiūlymų, jeigu ir gaudavai, bet atlyginimai buvo net tie, kad ten užtektų nupirkti butui ar kažką tai, ar staupyti bent jau artimoje ateityje. Tai gavom pasiūlymą su žmona atvažiuoti į Airiją. Supratau. Jo, mūsų visų keliai į užsienį. Trenkiam viską ir visi keliai skirtingi, tu ir gražus, kiekvienas su savo istorijom, kaip aš sakiau. Jo, aš palikau
studijas, savo magistrantūrą pirmą kursą pabaigiau ir mečiau. Galvojau, grįšiu, gal, žinai, kiek mes negalvojom, kad ilgai būsim, pabūsim kažkiek metų, kelis metus, dirbsim ir grįšim. Bakalaurą baigėjai, o magistro jau trūko, ne? Tau trūko laiko. Jo, magistro trūko. Magistro trūko laiko. Padarysi. Taigi, Airija, atvykai į Airiją. Bet nesigailiu, čia sutikau tave. Ta prasme, tik mes jau buvom pažinomi jau. Jo, mes pažinom. Ir mūsų muzikiniai keliai taip ir susikryžiavo tuo metu. Jo, dargi mes, kai buvom grafiti, kai važiavom, atsimenu, kartu į Kaliningradą, grojom koncertą. Kaliningrad in Rock, kažkur važiavom, ne? Kaliningrad in Rock. Jo, atsimeni. Nu, man sunkiau prisiminti, bet jei tai buvo, reiškia, tai buvo. Supratau. Aš kažkiek prisimenu dabar, bet mes nesam apie tai išsikalbėję. Jo, tai tikrai smagu prisiminti, gali būti apie 20 metų kokie, kaip suprantu. Nu, jūs jau matai, žvaigždės buvo, jūs su daug grojate. Žvaigždės danguj, mes ant žemės, lietuviškos savo kieme. Baigtų žvaigždės, žinai, tas žodis labai simboliškas. Nu, man jūs buvo žvaigždės ir tebėra. Supratau, ačiū labai, kad mes kažkiek... Bet mes dar prie to sugrįšim. Aš nuo mokyklos laikų, nuo to, kai jūs tik pradėjote groti, pradėjau sekti jūsų kūrybą ir man labai patiko. Taip, kad... Supratau, taip sutapo, kad mes anksčiau pradėjom ir užsikabinom ir mes iššokom į tavo stebėjimo lauką, ar ne, ir likom ten, aišku, ne? Tai aišku. Supratau, džiugu. Alitus fanas nuo mažų dienų. Supratau, džiugu girdėti tai, bet sugrįžime prie to, jau mes Airijoje, jau tu atvykai ir aš tave pakviečiu pagroti kartu ir mes porą metų tikrai grojom intensyviai, 2006-2007, atsimenu, taip? Kaip tu prisimeni tą laiką? Jo, kažkas. Ką mes ten grojom, ką mes ten įrašėm, aš tai prisimenu, man nekuklu apie save kalbėti. Kaip tu prisimeni tą laiką, tavo patirtį, jeigu atsimeni? Nu, mes kai atvažiavom, tai labai daug dirbom iš pradžių, nerealias valandas, tai buvo sunkiai. Naujoje vietoje įsikurti, reikia įsikurti. Grafikai, viskas ten, šiftai. Bet savaitgaliais mes susibėgdavom, aš tai prisimenu. Nu, kažkaip išeidavo, rasdavom laiko kažkaip. Taip. Ir koncertus pagroti, suspėdavom kažkaip. Smagu buvo, man labai patiko. Tiesiog aš norėjau grįžti į muziką, nepradingti niekur, neužmest atvažiavęs į kitą šalį. Tai buvo man labai fainai. Supratau, ir aš atsimenu tą laiką, man buvo irgi smagu. Kad turėjau galimybę su jumis pagroti. Mes įrašėm akustinį koncertą 2007 gruodį Dubline klube Radio City, kuris dar vadinosi Isaacs klubas kažkaip, ar ne? 2007 gruodis įrašėm Unplugged DVD apie save ir kitus, ir tu ten groji. Ir YouTube galit pagooglyti, pažiūrėti, pasiieškoti tų dainų, ten yra, bet yra išleistas DVD, kurį galima vis dar įsigyti. Nojus.com parduotuvėje. Ten aš lik pamenu, prieš Kalėdas buvo, ne? Taip, prieš Kalėdas. Prieš pat Kalėdas buvo 2007 gruodžio 21 diena. Mes rašėm tą Unplugged koncertą, kurį kartu su Airijos lietuvių bendruomenė mes organizavom, su tuo metu lyderiais, su aktyvistais, su Mindaugu Maciulevičium, kuris po to jau išvyko į Lietuvą ir šiuo metu dirba vadovaujančius darbus ten kažkur prie Žemės ūkio srity, ministerijos ir taip toliau. Taigi buvo daug gerų žmonių, kurie padėjo mums tai padaryti ir aš prisimenu, tu buvai ten irgi šalia, ir yra video, ir DVD išleistas. Aš taip pat atsimenu, kad mes ir Lietuvoje grojom, mes galim nuotraukas pažiūrėti, aš čia turiu slideshow. Jo, aš atsimenu, mes ir Lietuvą buvom. Žiūrėk, ir čia bus kelios nuotraukos iš Lietuvoje, aš manau, dabar yra geras laikas šioje laidoje pažiūrėti tas nuotraukas. Mes kartu, aš manau, liekame čia ir girdimės, aš tikiuosi, štai nuotraukos. Matai tu kažką? Ne, aš tai nematau. Tu nematai, jo. Mes zoome, jo, aš tau, žiūrovai, aš tikiuosi mato. Čia mes Lietuvoje, kažkuriame iš koncertų. Prieš koncertą pozuojam. Jo, mes su Arūnu zoominam, tai jis nemato, bet aš matau, jo. Čia grojam Dubline, klube The Hub.
Vienas iš koncertų. Nuotrauka. Arūnas bosu važiuoja. Jo, faini laikai buvo. Mhm. Gaila, kad teko įsiskirti su mano grafikais darbo. O ką darysi, jo, Tokiais. gyvenimas tuo ir gražus, kas atveria naujas. Bet dabar tu nematai nuotraukas, bet aš noriu žiūrovam, kad žiūro papasakot, kad čia koncertas RDS buvo, tikrai didelis koncertas. Airijos lietuviai organizavo alaus šventę ir mes ten grojom RDS, RDS 2006 metais. O čia dabar mato jau tą titulinę šios laidos nuotrauką, buvo nuotrauka, kur tu groji su airių grupė, mes apie tai kalbėsim. O čia dabar nuotrauka matosi, kur mes grojom tam Radio City klube DVD. Ir vėl sukasi, jo, mes tada grįžtam į studiją. Jo, pažiūrėjome tas nuotraukas, tikrai vienas iš didesnių koncertų buvo 2006 RDS, jo, RDS alaus šventė, tuo metu Airijos lietuvių alaus šventė. Kiek metų praėjo irgi? 14 lygiai, mes įsivaizduoju, 14,5 kokia, nes ten buvo vasara, tikriausiai, jo. Tai muzikavimas, štai mūsų yra kažkas palikta, DVD palikta, yra video. Ir ką? Ir tada tęsiasi tavo muzikavimas, aš paskui tave pamačiau, tu groji su airių grupėm. Ką tu gali papasakot? Su viena, su kita? Kaip tau sekėsi? Oi, jo, buvo daug airių grupių po to. Su viena ypatingai man labai patiko, pačia pirmąją vadinosi iš pradžių Herm, o paskui persivadino Kevinas savo vardu grupę, nes jisai skaityk visko vadovavo, vadinasi Kevin Herm Connolly. Labai graži muzika mane. Aš pabandysiu, mes pabandom. Mano pat pradžių, kaip aš išgirdau juos. Taip. Jeigu turi ką nors, gali paleisti. Jo, aš turiu kažką, tai pažiūrėsiu, ar mes pagausim. Pasileidžiam mes. Kevin Herm Connolly, I'm Still in Love with You. Paklausom. The rent's still due, and the government is still lying through their teeth. The sky is still blue, and I'm still in love with you. They don't make things like they used to. There's holes in everything, but I know this to be true. I'm still in love with you. I'm still in love with you. Nežinau, ar tu girdėjai, kas čia grojo, bet aš išgirdau Damien Rice tokį, ne? Jo, turi daug, už tai, kas man kodėl ir patiko. Prasme, kad daug įtakos tokios aš girdėjau, nors pats Kevinas, jam Damien Rice'o muzika nepatinka. Matai, kaip būna, iš šono kažkaip taip atrodo, bet... Bet aš daug girdėjau panašumų ir man labai patiko tas tokio stiliaus dainos ir aš tiesiog labai patenkintas buvau, kad radau būtent tokią grupę. Ir dar su kuo groji, kiek žinau, ir su kitais dar groji, ir dar su viena grupė groji, ar su daugiau grupių? Jo, buvo funko grupė tokia, bet taip per albumą ir neišleido ir išvažiavo. Vokalistas į Daniją ir su daugiau grupių grau coverių visokių ten
daug Supratau. daug buvo visokių bandymų su skirtingom grupėm Jo, supratau, bet groti kiek ir žinau... Taip. Taip. Ir galų gale nusprendžiau savo daryti, kažką tai pradėti. Aš norėjau paklausyti, bet visada turi savo kūrybą, visada turi savo mintis, ir gitara groji, ir bosu, ir klavišiniais groji, ir kaip matau iš šono, aš galiu pastebėti, tobulėjai, ir mes tuoj užsiminsim daugiau apie kur mes čia dabar, ką šiemet mes nuveikėm bendro kartu. Jo, solo projektai, tai kaip tu visada kūrei, jau kiek tu kūrei, kai tik pradėjai groti, gal net Alytaus jau kūrei kažką, jeigu trumpai apie tavo kūrybinį kelią, jei gali. Nuo Alytaus aš pats nekūriau, Alytuje būtent buvo kūryba iš Krikštų tėvo sūnaus, atėjo visos dainos rašytos. Tuo metu aš galim sakyti, mokinausi bosą groti. Supratau, savas laikas, viskam savas laikas. Jo, tuo metu buvo sunku, žinai, pačioj pradžioje yra ne iki kūrybos, kai nežinai, ką groti. O jau, kai jau išmoksti groti, tada jau galima. Supratau. Tai mat. Jo, ir tu turi savo kūrybą ir ką, atvykęs į Airiją, aišku, kūrei. Ir kūrei daugiau? Jo, tai aš pradėjau kurti, aišku, ir Lietuvoje, bet daugiausiai buvo kaip viskas paremta bosų, viskas aranžuotės skirtingų dainų bosam. Jo, bet kada jau pradėjau jau ir būgnais mokintis groti ir įrašinėti rimčiau, jau buvo Dubline, man atrodo, jo. Dubline, kai atvažiavau į Dubliną. Jo, tada pradėjau jau pirkti visą aparatūrą, studijai, rimčiau žiūrėti į įrašus ir mokintis, ir lavinti klausą, ir nuo to prasidėjo mano mikserio karjera, galima sakyti. Supratau, jau senai, nuo 2006 metų, kai mes atvažiavom, užima laiko tas ausų lavinimas labai daug. Ypač jeigu, kaip aš esi savo mokslas. Nors šiais laikais, ačiū Dievui, kad yra YouTube'as. Tiek daug gali visko išmokti. Tobulėti yra kur ir visada yra kur pasižiūrėti, teisingai. Ir mes po truputėlį artėjam prie šių dienų, prie tavo studijos. Matome, ten kažkur būgnai už tavęs yra, už tavo nugaros. Jo, yra. Jo, matome ir būgnus elektriniai namuose tinkama, gali pasigarsit, pasitildyti ausinėse. Taip garsiai gali groti. Jo, elektriniai, jo. Ir kiek žinau, dukra tavo groja. Kada jinai pradėjo groti? Kažkada tu videoklipą pasidalinai, o kur jinai taip šauniai groja? Kiek į metų ir kada pradėjo groti? Žinai, pradėjo 5 metų, kai buvo. Jinai pamatė, kaip aš programuoju būgnus savo dainom. Tiesiog ant pianino. Supratau. Ir jinai išgirdo, užsikabino vaikas. Ir jinai pamatė, ką čia tėtis darė ir nori pabandyti. Ir aš pamačiau, kad jinai pataiko į ritmą, turi gerą jausmą ritmo. Jo. Taip, kad ir ne tik ritmo, ir dainuoja gerai. Į chorą lanko dabar. Taip. Į bažnyčią dainavo prieš kol neprasidėjo. Taip. Visas karantinas. Supratau. Jo, tai grįžkime prie kūrybos. Aš buvau nustebęs AC/DC, kaip kala nerealiai. Jo, jai patinka, reiškia, ne? Nu. Supratau. Jo. Dabar prisimenu save, kaip jeigu ir pagalvoju, kaip jeigu aš būčiau pradėjęs 5 metų groti. Kaip pavyzdžiui, jūsų, aš nežinau, kada tu pradėjai, bet pavyzdžiui, Eimantas, tai turbūt jau čia jūsų pradėjo kažkas tai nuo tokio amžiaus groti, ne? Teisingai, Eimantas, jisai yra muzikinėje mokykloje, smuiku pradeda groti anksti, grupės Airės smuikininkas. Jo, labai. Jo, šiaip Milda ir smuiku dar mokinasi groti. Šiuo metu mokinasi, taip? Jo, dar kiekvieną savaitgalį pamokas. Zoom'u būna. Jo, šiais laikais tokiais, šiuo laiku. Supratau. Grįžkime prie tavo studijos. Ir klavišiniai stovi, tai ir klavišiniais. Žinai, natas pažįsti? Kaip sekasi? Bet iš manęs klavišistas neįspūdingas, bet
akordus, bent dėdamas kelis pirštus gali atsirinkti, kur koks akordas. Na, mes gitaristai, mes turim savo kelių studijoje, ką galim padaryti su šiuolaikiniam technologijom. Mes tą ir galim padaryti. Jo, solo projektai, technologijos. aš matau, mes galim irgi kažką paklausyti iš tavo solo projektų, taip? Miksą turim kažkokį. Jo, galima. Pasižiūrim. Kažkokį. Pasižiūrim. Ar girdėsis, kas čia? Pasiklausom. Jo, mes išgirdom. Drąsi muzika. Jo, tai čia tik tai kelios dainos yra. Drąsi muzika, ką tu gali pasakyti stilistiškai? Stilistiškai tamsta esi industry, ar kas čia vadinasi, tu mane supažindink, nes akivaizdžiai mes kartu grojame visai kitą muziką. Akivaizdžiai čia muzika. Na, aš kaip sakiau, visą laiką buvau linkęs į roką ir sunkesnį, ir ne tik. Kaip tu pavadintum savo stilių? Atsiprašau, pertrauksiu, kaip tu pavadintum savo stilių? Aišku, labai sunku pasakyti, koks tai stilius. Aš tiesiog rašau skirtingo stiliaus dainas, tiesiog kas ateina į galvą, tą rašai, nesiparinu, kaip sako. Ir tu esi visiškai teisus ir man primeni kažkada šiemet, ar gal pernai atsiunti man kažkokį akustinį ir sakai, tau šitas gabalas tiktų, tau tik teksto reikia parašyti. Tiesiog skirtingo stiliaus dainas, kaip aš sakiau, žiūrint nuo ko pradėsi dainą, gali tą dainą perdaryti 100 kartų ir gali suskambėti visai skirtingai. Paimt, kaip ir daug kas daro dabar šiais laikais, ten popso dainas perdaro į metalą ir panašiai. Teisingai, taip eina. Ir kol neišgirsti, tol nesupranti, kaip čia gali būti. Tikrai, drąsi tavo kūryba. Aš išgirdęs pirmą kartą pernai ir kažkada man atsiuntei, aš atvirai kalbą nesitikėjau, nes mes ką kartu muzikavom, man tu kažkaip labai mokė paslėpti, esi kuklus tamsta tikrai. Ir tavo tokia industry rockas, toks ritminių pagrindų, tokių reiškia sausos gitaros, sausi pičikato ir fūzas ir tikrai, metalistas tamsta ir viskas, Nepasakyčiau. Prašau, ištrauksiu. Aš turiu tiek akustinių dainų lengvų. Supratau. Tai tu mane jų dar, tik vieną man reiškia parodyti ją dar. Jo nerodžiau, gal daug nesigyriu. Supratau. Jo, bet man patinka tiesiog užsiimti tuo ir suras skirtingas spalvas skirtingom dainom. Tiesiog nuo nulio pradėti.
arba perdaryti kažkokią dainą, tiesiog paimti coverį kažkokį ir perdaryti visiškai iš metalo akustiką padaryti, pavyzdžiui. Nors tą daro ir pačios metalo grupės, ir pačios daro akustinės dainas. Kaip ir Metallica, palauk, irgi gal, man atrodo, Darius, aš ne, gal nelabai, bet Alice in Chains, pavyzdžiui. Su simfoniniu, aišku, jie Metallica. Alice in Chains, ten Pearl Jam'ai, daug grupių yra padarę akustinės versijas savo kūrybos. Na kągi, mes galim pakalbėti apie praeitus metus, buvo praeiti metai. Mes įrašėm būgnus ir tu jau savo studiją įsikūręs, kažkokių pluginų, visokių technologinių elementų, rašėm būgnus ir tu sakai, atsiųsk man kažką tai iš takelio. Aš noriu paklausyti, kaip skamba mano studijoje, tiesiog kaip skamba, ar kaip skamba būtent toj studijoje, Tyrell Sound studijos, Camelot studijos. Jo, man buvo įdomu išgirsti, paklausyti, kaip būtent ant studijoje, kur jūs įrašinėjot, kaip. Ir štai mūsų keliai vėl. Ir ką galima iš tų būgnų padaryti. Taip, įdomi, mes taip. Ir aš tada atsiunčiau tau tuos trekus tikrai ir taip mūsų keliai vėl susikryžiavo gan stipriai. Ir tu tapai mūsų albumo, kurį neseniai išleidau kovo 11, o vakar tik atėjo CD. Iš spaustuvės yra laikas albumas ir tu jį miksavai, tu jį produsavai ir tikrai mes labai gražiai bendradarbiavom, bet tai prasidėjo nuo būgnų, sakai atsiųsk, bet kai atsiunčiau būgnų, sakai, o gal ir gitarų yra? Sakiau, rašiau juodas gitaras. Galiu atsiųsti ir gitaras ir mes atsiuntėm dainos sparnai. Praktiškai, ką mes rašėm dviese su Asta, ten reiškia būgnus ir gitaras juodas. Ir ką, tu greitai užgroji kažkokį priedainį su gitara, kuriuo tu mane ir mūsų Asta labai gražiai nustebinai. Mes išgirdom tai ir mes užsikabinom, mums patiko tavo juodas, tu kažką juodai pamiksavai, ar ne? Ką tu sugalvojai ten, ar tu prisimeni, čia jau buvo lygiai prieš metus. Nu, tiesiog aš padariau savo aranžuotę padariau, kaip aš sakau, man patinka to užsiimti. Va tas ir įrodo, teisingai, ką tu... Padarei kažką, tai savo norėjai pažiūrėti, kaip skamba ir tu mum atsiunti ir mes apakom. Mes su Asta išgirdom. Aš nežinau, ar tu pameni, bet pirmą variantą, man atrodo, aš padariau iš vis ant tų būgnų, kai neturėjau jūsų gitarų, iš vis metalovas gitaras užrašiau. Jo, lyg tai buvo kažkas, bet aš jau tą primiršau, tiek buvo po to mūsų muzikos jau viso albumo, reiškia to viso, bet tu kažką padarei savo gitaras net, ar ne? Nu, aš nežinau, kiek jūs nustebot, nes aš visiškai į kitą temą užrašiau gitaras. Prisimenu, bet aš to gal net Astai nerodžiau, gal man reiks ištraukti. Ar tu turėsi kažkur tą įrašą gal? Ne? Gal kažkur yra. Reiškia, ant sparnų būgnų tu sugroji savo harmoniją, savo visai kažką, tai visai nesparnų. Jo, metalinės gitaras. Bus įdomu išgirti. Gal ir publikai parodysim. Net įdomu, kas ten gavosi, ar ne? Jo, ir tada bet kas mums labiausiai su Asta patiko, tai sparnai priedainio gitaros partija, kuri mus ir nunešė. Ir kuri mus ir atnešė į tavo studiją ir mes tada užkrovėm tau visą albumą suvedinėti. Nu, smagu. Patiko. Ir man patiko labai dirbti su jumis ir gerai įrašytais būgnais. Ir visą laiką smagu yra dirbti su gyvais būgnais. Taip, su gyvais. Nu, čia kaip iš inžinieriaus pusės žiūrint. Iš sound, jo, iš garso režisieriaus pusės, aš taip sakyčiau, jo. Ir tikrai man patiko tavo laisvė, tas naujumas ir man visų pirma, man patiko būgnų skambėjimas mūsų naujose dainose, kas mus ir užtvirtino, kad tu turi suvedinėti tą albumą, tu turi praktiškai ir produsuoti ir mes taisėm ir gitarų nemažai paskui. Aš gitaras rašiau Lietuvoje, Alytuje pas Andrių, taip mūsų kolega irgi. Bet grįžę mes paklausėm, kad galbūt kažką pakeisti reikėtų ir mes tikrai daug ką keitėm, nes reikėjo prie tų būgnų reikėjo tokio skambesio, ar ne, pas tave? Tokio gero. Nu, viskas susiveda į galutinį produktą, ką tu norėjome girdėti. Tai jeigu įrašinėjai gitaras tiesiog neturėdamas omeny, kokiam stiliui tai bus padaryta, ar gal koks galutinis variantas, tai dažniausiai tai būna, kad reikia perrašyti jas, kad tiktų į tą stilių, kurį tu taikai padaryti.
Ir mes gražiai tai padarėm. Ir tą albumą jau gali klausyti žmonės ir Spotify, ir iTunesuose, ir gali kompaktą įsigyti. Ir tai mūsų bendras darbas, aš pasakyčiau, tikrai bendras, nes tu ten, pavyzdžiui, dainą dabar, kad patiko. Tu vėlgi mus nustebinai, tu aranžavai, aš dainą dabar įrašiau tik balsą ir akustinę gitarą, o tu ją aranžavai, aš netgi ir kaip ir tiesiog leidau tau žaisti jo. Aš kaip sakiau, man patinka tokie dalykai užsiimti aranžuoti. Ne ta prasme, kad leidau, bet tiesiog aš galvoju, aš laukiu, ką tu padarysi ir mes neskubėjom, gal todėl ir po metų praktiškai tą albumą išleidom, bet aš visada sakau, kad tai yra muzika ir kūryba atsiranda tada, kada ir turi atsiras. Jie tada ir turėjo atsiras, reiškia galbūt per tuos metus. Tai viena iš pavyzdžių daina dabar, kurią tu aranžavai ir būgnais pagrojai, mus nustebino, aš galvojau, tu ten semplinai, o tu ten gyvai sugrojai būgnais, boso aišku. Aranžavai klavišinius, styginius, klavišais. Jo. Kad ten nesudėtingai gruoti. Nesudėtinga, bet viskas skamba. Tikrai mes nesitikėjom ir tikrai džiugu. Tu atsiveri kaip prodiuseris, kaip kūrėjas. Ir styginius ten, reiškia, klavišais, bet styginius aranžavai. Taigi tavo ta pradžia nuo Alytaus, stipri pradžia ir šiandien visai kas kita pas tave skamba ir tikrai skamba. Ir džiugu ir ačiū tau, kad tu prodiusavai tą albumą. Ačiū Jums, kad leidote. Tas leido, tai žodį, žinai, tiesiog mes kartu bendradarbiavom ir džiaugiamės to, jo. Jo, tai atsimenu pirmą, gal dar sugrįžkime prie to, kai reiškia, jo, tu sparnus padarai savai, bet pirma daina, kurią tu sumiksavai, tai buvo daina 2 žingsniai ir mums tu ją atsiuntei. Ir buvo tikrai geras jausmas išgirsti tokius būgnus, Astos visus tas perkusijas, kurias, reiškia, prieš tai kelis albumus aš pats, aišku, suvedinėjau ir aš girdžiu kitaip, tu ištraukai tą visą, tikrai daug ištraukai. Ir mums tai patiko ir užtvirtino ir važiavom. Jo, būgnai, bet kurioj dainuoj, man atrodo, jeigu yra būgnai, yra svarbiausia, jeigu jie skamba, tada visa daina skamba. Vokalas, aišku, irgi ne paskutiniai vietai, bet o visą kitą aplinkui aplipdyti jau galima, jau lengviau. Taip. Jo, bet jeigu būgnai bus prastai įrašyti, tai skaityk, visa daina bus. Jo, ir viskas prasidėjo nuo sparnų, bet pirma daina, kurią suvedėjai, būtent aš va čia yra jau tas albumas. Ir tau norim, nežinau, ar tu matei parodyti, va, kompaktas parėjo. Jo, labai gražus viršelis. Gražus viršelis ir tikrai mes galim pasidžiaugti visi kartu ir kas komentavo, ačiū labai. O kas dizainą padarė? Gintarė Sutkevičienė, airijos lietuvė, menininkė, dailininkė, jos paveikslą panaudojau. Gintarė Sutkevičienė, ačiū jai labai, o jos tokia gražia kūryba, su kuria mes jau pažįstame daugelį metų, ji yra lyrikos vakarų renginių dailininkė. Ji labai gražiai dirba su oda, ji tapo, kaip matot, ji daro koležus, ji daro daugą ir mes jos dar daugiau pamatysime. Bet aišku, tokie žmonės labai kuklus, aš manau, kad daugiau galėtų jinai rodytis, bet štai šis viršelis jau kalba pas už save ir tai yra jos puikus paveikslas, ačiū jai labai, kad jinai leido. Ir tikrai džiaugiasi, kad mes jį panaudojom šiame albume, gražus paveikslas. Ir tinka, aš manau, ta muzika. Spalvų daug ir tas abstraktus. Kaip ta kūryba, kaip ta muzika kūryba. Abstraktus gali rasti daug tame paveiksle, kaip ir muzikoje. Arūnai, ką gali papasakoti apie studiją savo? Ar nepradėkim, nes tu pasakosi visą valandą. Apie studiją, nuo ko pradėjai. Ir gal trumpai, ką turi, ką gali rašyti ir kas tau įdomu, jau aišku mes kalbėjom. Bet viską turi, ką reikia. Tu kaip gitaristas, boso gitaristas, jo, tu turi tiek visokių ten analoginių stiprintuvų, taip, ne, ir Van Haleno ten turi tą baltą tokį, ar kaip? Van Halen? Jo, stiprintuvo gitarinį. 515? Jo. Jo, ir 5-0. 5-1-5-0. Aš atsimenu tau gitarą ir tu man sakai pliką gitarą, mes naujoviškai kai kur gitaras šiame rašėm. Man taip įdomu buvo, žinai, pirmą kartą plikas man gitaras įrašyk nieko. Ir signalas toks turi būti mažas. Aš vos girdžiu, atsimenu, ką aš rašau. Vos girdžiu, ką rašau, ką groju. Va taip ir turi būti. Aš galvoju, kas čia vyksta. Paskui aš nusinčiu tau tą treką vargais negalais įrašęs ir tu persiuntęs per savo kažkokią naujovę. Čia man tai
dar nesuprantama, vis dėlto aš esu daugiau atlikėjas, muzikantas ir autorius dainų, negu tas garso inžinierius ir tikrai man įdomu. Aš tave vadinu, nors mes kiek ten skiriamės, jaunesniuoju tokiu, ne, bet technologiją tą paėmė ir šaunu. Nu, vat aš, kaip sakau, užsikabliavau pats ir į muziką ir į visą kūrimo procesą. Kiek žinau, ir tau įdomu taip pat ir akustika, tugi ten akustika irgi, ir programos yra kampas, kur kas turi stovėti ir tos, reiškia, speakeriai, kolonėlės, kaip girdėti. Tai čia kiekvienoje studijoje taip yra. Reikia akustiškai sureguliuoti studiją pagal kambarį. Neturint gero kambario su akustiškai, kaip čia, net pamiršau jau lietuviškai, aptrytintų. Tiesiog sureguliuoti, gal sakykime, sureguliuoti. Jo, sureguliuota gal, jo, akustika kambario. Tiesiog suvesti muziką neįmanoma normaliai. Tiesiog, jeigu taip reikia padaryti, kad ant visų sistemų skambėtų gerai. Taip. Ir ant visų telefonų, ir ant laptopų, ir ant visur. Bet tu girdėjai šitą, kad vinilui, pavyzdžiui, jeigu nori leisti vinilą, reikia kito masteringo visai, ne to, kokios atskiras masteris turi būti. Tai aš galvoju, ir vakar atėjo tas kompaktas iš spaustuvės, jeigu leisti vinilą, reikėtų kitą masterį padaryti, vėl kiek vargo, ne? Jo, vinilui visi žemi turi į mono sueiti. Nes kitaip groja, kitaip negali. Vinilas paskui šokinės. Šokinės netgi. Peršokinės. Jo, kitas masteris turi būti. Tai čia kita kalba būtų, jei vinilą norėsim. Kol kas jo, tas albumas ne vinilinis, matysim. Jo, tai apie studiją. Ar tu labai kuklus? Daugiau ką turi, reiškia? Van Haleno galva turi gitarinę stiprintuvą, ne? Ką žino, ta supranta, ką reiškia galva. Ką dar turi? Garso kortos, taip? Oi. Kam įdomu? Nu, bosinių stiprintuvų. Bosinių stiprintuvų. Būgnus, elektrinės gitaras, porą elektrinių gitarų, porą akustinių, 3 bosus. Aš dar noriu paprašyti, kad tu pasakytum, kaip vadinasi studija ir kaip tave rasti, kur Facebook'e palaikyti, kam patinka ir pasižiūrėti. Gal kas nori masterio, paklausykit, kaip jis padarė tą mano albumą, jo, ir savo muzikas, kur mes ir grojom ką tik, jo. Kaip vadinasi studija? Jo, vadinasi Hot Tube Productions. Hot Tube Productions. Čia nuo žodžio karšta lempa. Nevone. Supratau. Nevone, ne tube, ne kokis tai vamzdis, ar ne? Vamzdis. Taip. Hot Tube Productions, ieškokit Facebook'e, jo palaikykite. Jo, Facebook'e, jo. Nes jis toks kuklus, jis mažai postina, bet kai papostina, tai jis į temą, aš matau. Ir video kažkokie tai mačiau. Tu kažką garsą, dainą sukūrė, instrumentinę melodiją su vaizdais, kažką įmetį, mačiau, gražu. Tai kuklus, bet kai padarai, tai būna gražu. Nu, aš manau, kad aš iš tos pusės, kad jeigu daryti gerai. Ir jeigu kažkas ten nedadaryta, tai geriau ir nerodyti. Nu, aš supratau iš mūsų bendradarbiavimo rašant šį albumą, kad tu nepalieki akmens ant akmens, o tas yra man džiugu, man to ir reikėjo. Ir aš visai neskubėjau ir vėlgi aš ir norėjau to, tas žodis leidau, žinai, kaip autorius, bet jis visai netinka, kaip leidau. Tiesiog aš norėjau to. Aš net ir palikau tau laisvę kurti kartu tą garsą, tą dizainą, kai kur garsą. Na ir aš labai džiaugiuosi, kad galėjau padėti. Ir aš kaip autorius, nežinau, prieš 20 metų gal būčiau sakęs, kai kur buvo tokių ant klaustuko, ar nebūčiau sakęs, eik tu, ne. Bet, ačiū Dievui, išaugau iš tų kaip autorius ir tikrai aš žinau, kad reikia naujovių ir aš jau, kaip čia pasakiau, skubėti nėra kur, tų albumų prileisti ir pats kaip vienas rašydavau, tai man tikrai reikėjo kažko tai Aš džiaugiuosi, kad tu tą supranti irgi. Iš šalies, be abejo, iš šalies. Jo. Ne, tiesiog labai daug žmonių yra užsidarę savo kūryboje ir tiesiog ten jiem tiesiog atrodo viskas gerai, ką jie tik tai daro ir taip turi būti. Bet tai su tokiais žmonėm jau sunku kažką tai bendrauti ir padėti kažką produsuoti. Bet
dirbam kažkaip. Aš galvoju, kad aš asmeniškai, jeigu nuo savęs, tai tikrai, gal ir buvo pas mane toks etapas, bet tikrai išaugau ir naujų vėjų visada aš noriu. Aš esu, kaip minėjau, daugiau dainų autorius ir atlikėjas, o tą garsą padaryti, kaip išgirsti iš šalies, man reikia to, aš noriu to ir štai tu atsiradai reikiamų laiku, reikiamoje vietoje. Tikrai ačiū tau, kad tu padarei tą albumą tokį, taip kaip jis skamba šiandieną. Šviežios ausys, bet kada visą laiką padeda ir būtent darant ir masteringą labai, už tai labai daug yra ir daug kas daro, kas gali ir gali naudoti atskirą inžinierių masteriams. Net atskirą inžinierių. Nes vien tiesiog kitos ausys kitaip girdi iš karto ir gali kažką pasiūlyti naujo. Tai ar apie studiją dar ką turi daugiau pasakyti? Ar tu ten viską laikysi po stalu, tegu nieks nemato, nežino, bet tegu girdi, kaip gerai skamba? Jo, tai viskas Facebook'e, ką ten pasakot, kas norės pasižiūrėti. Kažką žiūriu, kažkokį mėlyną aparatą, kažkokį stiprintuvą, ar ten masterio būtent stiprintuvą įsigėjai mėlyną, taip? Čia nestiprintuvas, čia kompresorius. Prašau. Bus kompresorius ir equalizeris. Jo. Nu, čia daug visokių pričindalų, kaip sakoma, čia vardinti. Aš noriu paklausti, kiek pas tave nebaigtų dainų yra, ar tu skaičiuoji, neskaičiuoji, ar tu rašaisi jas į sąsiuvinį, ar kaip, nes... Viskas kompės. Kompės, teisingai, čia ne poezija, jo, viskas kompės stovi, jo, kažkas pradėta, kažkas nepabaigta, aišku, yra, ne, visko yra. Jo, tai nežinau, aš ten turiu, sakau, kaip sakiau, ir daug lengvų dainų prirašęs, jeigu ką, nežinau, parodysiu, gal tu kažką galėsi. Jo, ieškosim progų, jo, kai mus paleis, kai galėsim, kai mus paleis skamba, ne, kai galėsim susitikti, paklausyti, užbėgti į viens kito studiją, tikrai man bus įdomu vėl užlėkti, paklausyti visai kitų. Nes aš, aišku, jau mes išleidom tą albumą, aš sakau, mes kartu įrašėm, kartu daug ką rašėm, bet aš jau gyvenu naujom dainom, ačiū Dievui, turiu kelias jau nemažai, gal sakyčiau, naujų, nesakysiu kiek tie skaičiai, tegu lieka, bet naujų dainų turiu, žinai, ir noriu, kad jos vėl būtų kitokios. Ir vėlgi, nes šiaip prieš tai 2015 albumas Sem, tai 2 metus praktiškai nieko nekūriau, jeigu taip trumpai. O po šio albumo jau turiu, žinai, nes metus laiko rašiau tik šitą, vis tiek dainų atsirado ir bus įdomu. Gal pasidalinti ir išgirsti tavo kūrybos, o gal kai kur ir tekstą parašyti ant tavo dainos, kaip tu ir jo, būtent, būtų įdomu. Būtų įdomu. Aš dar noriu pasakyti. Gal ir panaudosi, ką nors savo albumą. Taip, aišku, panaudosiu. Jau tada jau pernai atsimenu. Man skamba ta daina, tu man pernai siunti kažkokį akustinį, tikrai įdomus, aš nebejoju, tu jį turi. Ir man vėl bus įdomu išgirsti. Jo, man atrodo, ten valsiukas buvo kažkoks. Valsiukas, 3/4. Jo, 3/4. Jo, tokia. Aš noriu dar irgi pasidžiaugti, kad tu taip gražiai aranžavai dainą vėl, kuri žmonėm patinka, tą lėtą, tą vieną iš paskutinių, kur buvo 2 akustiniai pabaigoje, ar ne? Tiesiog kai išgirdau, tiesiog pasirodė, kad kažko tai trūksta. Aš ten porą gitaros partijų tokių užgrojau, kurias išgirdau irgi, kurių ačiū Dievui, tu nenurašei, nes aš ką noriu pasakyti žiūrovam, kurie dar žiūro, kad Arūnas, mes labai prodiusavo mane ir vėlgi, man buvo smagu, žinai, iš šono, kad taip girdisi, to nereikia ir aš kaip minėjau, gal už 15-20 metų būčiau sakęs, stop, aš pasakiau, kad reikia. Bet jeigu tu girdi iš šono, kad taip to galbūt ir nereikia, tai sakau. Ką aš išgirdau, tu to neišbrokavai, o tas tiko, tai man džiugu. Daina vėl skamba kitaip, sako, žinai, ir kiti žmonės man sakė, man vakar parašė klasiokas ir kolega, Darius Babijonas, mums žinomas, ne? Ačiū, kad kažką naujo padarai. Ir aš galvoju, ar aš padariau, ar su kažkino pagalba, nebejoju, su didelė kažkino pagalba naujo mes padarėm. Nu, svarbu, kad padarėm kažką naujo. Taip. Arūnai, štai mes pakalbėjom. Sakėm, trumpiau kalbėsim, bet kaip visada jau štai virš valandos. Visą laiką. Visą laiką. Ir nežinau, aišku, mes ir atrodo dar kažko tai nepakalbėjom, apie kažko tai nepasakėm, bet kažkiek tai prisilietėm prie mūsų istorijos, ką mes kartu padarėm, kažkiek išgirdom apie tavo pradžią, bet man norisi vis daugiau ir sužinoti, ir žinoti. Atradau kažkiek daugiau iš tavęs. Tikrai ačiū tau už šį laiką, kad skyrei. Sekmadienį, šį savaitgalį, ačiū tau. Būdamas namuose su savo šauniais 2 vaikeliais, kurie mums taip gražiai girdėdavosi, gal kitą kartą Milda, tavo dukra, pagros būgnais mums.
Jo, gal ir pavarys kokie Gal ir ACDC. pavarys. O sūnus ar groja, ar bando, jis dar, aišku, mažas, jaunas, bet Sūnus sakė, gitara gros. gitara gros, teisingai. 5 metai dar jam reikia visai mažos gitaros, ne? Laiko dar yra. Jo, gal kokią ukulelę įsigysim, dar neturim. Tu kada pradėjai groti gitarą, nes aš tai 16, jau čia, ką žinota, supranta. Nu, aš irgi 16. 16? Aš irgi 16. Prašau. Jo. Tai sūnus dar laiko turi, bet mes linkime, mes žinome, kodėl linkime ir anksčiau pradėti. Tikrai bus ne pro šalį ir anksčiau pradėti. Jo, anksčiau pradėti niekada nekenkia. Jo. Kągi, Arūnai, ačiū labai tau, kad tu vėlgi skiriai šį laiką mums. Malonu buvo pabendrauti, prisiminti mūsų praeitį ir pakalbėti apie šį albumą, kaip tu prodiusavai. Linkiu tau sėkmės, visi tavo šeimynai, būkite sveiki ir gražus, linksmi ir laimingi, kaip aš sakau, šiais laikais toks palinkėjimas. Gražios kūrybos tau. Jums irgi to paties. Jo. Dėkui. Sėkmės tau ir iki kitų susitikimų gyvai ir susirašymų ir virtualiai. Ir aš nebejoju, mes vis tiek susibėgsim, gal ne šiemet, tai kitais metais, kad šis mūsų laikas, kad mūsų visus, kada mes galėsim tai padaryti. Ačiū Arūnai labai. Iki. Dėkui, iki. Taigi mes šį vakarą kalbėjomės su bosistu, multiinstrumentalistu Arūnu Lukaševičiumi, kuris prodiusavo mano naujausią albumą Yra laikas. Mes susipažinome, sužinojom kažkiek jo praeitį, jo kūrybinį kelią. Tai virtuali scena su Nojum, galbūt šį vakarą buvo kažkiek kitokia, naudojau naują studiją, pažiūrėsim, kaip jinai įvyko. Ačiū labai, kad buvote kartu. Artist. Gintaru Malinausku, airijos lietuviu, kurį aš pavadinau tautodailininku, bet jis pasivadino, sako, menininkas, dirbantis su mediena. Pasižiūrėsime jo darbus, pasikalbėsime. Taigi, gruodžio 6 dieną, 17 val. Airiškų laikų, 19, aišku, lietuviškų laikų. Sugrįžkite vėl į Nojus page'ą, į virtuali scena page'ą, į Airijos lietuvių kultūros asociacijos Facebook'o puslapį. Į Nojus Live taip pat yra, kur visai neseniai sukūriau tą puslapį. Ačiū labai, kad patinkinate, kad laikinate. Tikrai dar kartą ačiū labai visiems, kurie buvote kartu šioje laidoje.